Aktyvios diasporos portalas Pilietybė LT skiria atskirą rubriką Lietuvą ir diasporą jungiančioms tradicijoms ir projektams. Taip, portalas kaupia pasaulio dydžio Lietuvos metraštį, taip kuria įkvėpimo šaltinį ateities veikliems žmonėms, taip parodo tikruosius projektų ir tradicijų kūrėjus. Ir šį kartą Pilietybė kalbina ekonomikos mokslininkų tinklo sumanytojus, įkūrėjus ir augintojus. Taigi, turime pakvietę pasikalbėti Liną Tarasonį, kuris grįžęs iš užsienio mokslinius darbus tęsia Lietuvoje. Sveiki, Linai. Labadiena. Ir Alminą Žaldoką, kuris dirba ir šiuo metu jungiasi į mūsų pokalbį iš Honkongo. Taigi, šis tinklas, sveiki, atsiprašau, šis tinklas iš pradžių telkia įvairiuose žemynuose dirbančius iš Lietuvos kilusius ekonomikos mokslo entuziastus, o per daugiau negu 10 metį kasmet vykstančias konferencijas jis tapo dar globalesnis. Tapo Baltijos šalių ekonomikos asociacija, Baltic Economic Association, ir jungia pasaulio universitetuose dirbančius Lietuvos, Latvijos, Estijos mokslininkus. Ir dažnai tokie didūs dalykai kaip šis gimsta nuo atvirų pasikalbėjimų ir pasvajojimų kur nors virtuvėje. Taigi, Alminai, noriu tavęs pirmiausiai paklausti, tai kur šio tinklo pradžia? Kaip viskas nutiko? Labas, Lina. Tai turbūt panašiai ir nutiko. Mes su Linu kartu studijavome tuo pačiu metu Prancūzijoje, doktorantūroje, skirtingose universitetuose, skirtingos ekonomikos kryptis, bet karts nuo karto susitikdavom pabendrauti ir iš vieno iš tų pabendravimų, kaip tu sakai, galimai gal ir net ir bare, ir išsivystė mintis, kad vasarą turbūt daug kas iš išvykėlių iš Lietuvos vis tiek grįžta susitikti su šeima, aplankyti Lietuvą. Galbūt tiesiog sutaps, kad tą vasarą, tai buvo 2012, tuo pačiu metu bus sugrįžę ar doktorantūrą studijuojantis, ar jau universitetuose dirbantis dėstytojais, profesoriais, ekonomikos mokslų tyrėjai. Ir galbūt galim tiesiog susitikti ir pasidalinti, kas dirba prie kokių tyrimų ir padėti vieni kitiems su komentarais, su idėjomis, o galbūt rasti bendrų interesų ir pradėti dirbti kartu. Tai tiesiog pirmą kartą buvo galbūt mažiau formali konferencija, kur 14 tyrėjų pristatė savo darbus ir dalinomės komentarais. O kaip tinklas ėmė augti? Tarkisi, kaip jūs rado tos tinklo žmonės? Kokia buvo ta pradžia to augimo? Nes jeigu taip tapo tik draugų susitikimu, vis tiek kažkokiu metu ieškojate, ne? Didesnio tinklo? Tai gal, tai tas tinklo ieškojimas buvo per pažįstamus draugus, galbūt net ir tave, galbūt kažkada esam suklausę, ar esi girdėjusi kitų mokslininkų, apie kuriuos mes galbūt nesame tiesiogiai girdėję, ir bandėme ir duomenų bazę kurti ir bandyti per tiesiog vienas kito pažintis ir sukviesti ir sukurti tą tokį šiek tiek neformalų tinklą. Dar tada, Linai, norėčiau, kad apie tas konferencijas plačiau, ar ne? Nes mano žiniomis tai ir šiemet vyks konferencija, nes matau, kad jau kviečiate dalyvius. Tai ar gali trumpai papasakoti tą konferencijų kūrimo eigą ir jos augimą? Jo, tai konferencija yra pats natūraliausias formatas mokslininkų susitikimui, kur mes darome 2 pagrindinius dalykus. Tai pristatome savo tyrimus, savo darbus, diskutuojame su visais kitais kolegomis, jų tyrimų klausimais, mūsų tyrimų klausimais, tai toks natūrali platforma bendravimui. Bet antra, ne ką mažiau svarbi pusė yra
tinklo plėtimas, tinklo kūrimas, kuri vyksta būtent tų konferencijų metu. Todėl tas formatas buvo natūralus ir jis buvo teisingas dabar žiūrint iš šios dienos perspektyvos. Iš tikrųjų taip nutiko, kad mes pradėjome 2012 metais. Šiais metais jau bus 12 kartas, kai mes susitinkame. Ir mus tiesiog natūraliai pakvietė tuo metu Vilniaus universiteto tarptautinės verslo mokyklos atstovai. Erika Vaiginienė buvo vadovė. Mus pakvietė gerokai prieš tos konferencijos atsiradimą tiesiog puodeliui arbatos ir mes susitikę sugalvojom, kad reikėtų daryti konferenciją, tai yra tas formatas, nes noras buvo ne tik į diasporą jungti, kurios dydis iš tikrųjų augo tuo metu tikrai mūsų nemaža dalis lietuvių studijavo ir net jau dirbo akademinį darbą užsienyje, bet taip pat ir įtraukti vietinės Lietuvos bendruomenės, kadangi tų kontaktų ryšių buvo labai labai mažai. Mes labai mažai žinojame, ką veikia lietuviški universitetai, kokie mokslininkai juose dirba, tai vėlgi tos konferencijos buvimas Lietuvoje vienoje iš akademinių institucijų buvo būdas taip pat mums susipažinti su Lietuvos ekonomistų bendruomenė ir juos įtraukti. Ir per tuos metus mes visą laiką, mes daug keitėme universitetų, daug rotavome, iš tikrųjų darėme susitikimus ir Vilniuje, ir Kaune, būtent su tuo tikslu, kad įtrauktume kuo daugiau Lietuvos ekonomistų bendruomenės narių. Ir turbūt galiu pratęsti, didelį postumį padarė Lietuvos banko įkurtas bendras tyrimų centras kartu su Vilniaus universitetu ir kiek vėliau su Kauno technologijos universitetu. Tai aš puikiai atsimenu, šitos idėjos autoris yra Marius Jurgilas, kuris grįžo į Lietuvą turbūt 13 arba 14 metais. Ir aš atsimenu trečią mūsų susitikimo metu, 14 metais Vilniaus universitete, Marius jau pranešė visiems geras žinias, yra kuriamas naujas tyrimų centras Lietuvos banko kartu su Vilniaus universitetu, aukštų tarptautinių standartų centras, toks tikrai pirmas didelis proveržis Lietuvoje ekonomikos kryptyje. Ir tada šitas mūsų tinklas buvo vienas iš būdų, kaip būtų galima pritraukti tyrėjus sugrįžti į Lietuvą. Tai tą irgi vėliau per visus metus mes matėme, nes tyrimų centro darbuotojai buvo darbinami tarptautinėje darbo rinkoje, dažnu atveju tai buvo užsieniečiai, kurie atvykdavo, bet taip pat dalis ir lietuvių sugalvojo sugrįžti ir buvo labai patogu, kadangi mūsų tinklas buvo ta platforma, kuri leido paskleisti žinią apie tyrimų centrą, apie naujas darbo vietas Lietuvoje, įdomias pozicijas ir tokiu būdu ne vienas tyrėjas būtent ir iš tinklo sugrįžo į Lietuvą. Tame tarpe ir aš pats. Paprašau, kaip svarbu, kad dar ne yra kur grįžti Lietuvoje, kad būtų platforma, kurioje tie tyrimai turėtų būdą megzti ryšius ir rasti aktualias temas, kurias galima paskui pritaikyti ir kuriant politiką, ar ne? Čia jau toks net visiškai kitas įtakos žingsnis. Man tiesiog dar įdomu, smalsu, kokiuose universitetuose, kokiuose Vilniaus universitetuose jos ta konferencija yra vykusi ir kokiu būdu tie universitetai tarsi jau siūlėsi, ar ne, ar jūs patys, kokiu būdu vyko bendravimas su universitetais, Tai ne tik Vilniaus ir Kauno. Mes pradėjome, kaip Linas paminėjo, VU tarptautinio verslo mokykloje tuo metu gyvavusiai. Taip pat ISM buvo Vilniaus universitete, bet ir Kaune VDU, KTU. Tai vėl tiesiog šiek tiek atkartos Kalinas pasakė, tai idėja buvo, kad mes neprisirašam prie vieno konkretaus universiteto, o bandome pažinti tą
bendruomenė, vietinė akademine bendruomenė per bendravimą su atskirų fakultetų, atskirų universitetų tyrėjais. Ir tai yra kaip ir dvipusis, idėja buvo, kad dvipusis kontaktas, kad ir galbūt ir jiems įdomu pamatyti, prie kokių darbų dirba tarptautiniai tyrėjai susijęs su Lietuva, bet ir mums įdomu susipažinti ir galbūt kažko prisidėti, galbūt kažkas pradės bendrus darbus, galbūt kažkas bus pakviestas dėstyti trumpesnius kursus ar ilgesnius kursus ir panašiai. Tai kažkokio ten konkurso nebūdavo, mes turbūt tiesiog žinodavom, kad yra kažkoks interesas iš vieno ar kito universiteto ir pakalbindavom. Formaliai turbūt nedarydavom. Tik vienas galbūt pasikeitimas šiek tiek įvykęs buvo, galbūt prie to dar prieisime, kai prasidėjo Baltijos ekonomikos asociacija ir jos metiniai renginiai, kurie vyksta vasarą. Mes perkelime šią konferenciją į žiemą, į lietuvišką konferenciją į žiemą, kad nekonfliktuotume su laiku ir tuomet kol kas, man atrodo, daugiausiai tie renginiai buvo Vilniuje dėl patogumo turbūt logistinio. O tai dabar ir smalsu, kaip iš lietuviško tinklo užaugote į Baltijos šalių tinklą. Koks buvo pirmasis tas plėtros žingsnis? Linai, Tai iš tikrųjų mūsų šitas judėjimas, augimas pritraukė kolegų iš Latvijos ir Estijos dėmesį. Tiesiog labai natūraliai, nes mes niekada nebuvome uždari, ta prasme, kad čia yra lietuviškas lietuvių susitikimas, mes visada kvietėme kolegas iš regiono, net ir neturinčių nieko su lietuvių, su Lietuva. Ir natūraliai įsitraukia vis daugiau Latvių, vis daugiau Estų į tą mūsų lietuvišką suvažiavimą. Suvažiuodavo Baltijos kolegos iš Baltijos, natūraliai kilo pažintis, tas tinklas augo. Ir mes tiesiog pradėjom kalbėti apie tai, kad yra poreikis. Poreikis ateina iš to, kad akademinių ekonomistų Baltijos šalyse yra labai mažai, mūsų bendruomenės yra labai mažas. Ir daryti kažką pavieniui lietuviams, latviams yra puiku, bet jeigu mes galėtume apjungti jėgas ir turėti didesnį renginį, tai būtų labai prasminga visoms bendruomenėms. Ir 18 metais mes vasarą, kai darėme mūsų lietuvišką ekonomikos konferenciją, mes įkūrėme Baltijos ekonomikos asociaciją, kurios teigėjai yra visi trijų Baltijos šalių centriniai bankai ir lyderiaujantis universitetai Lietuvos, Latvijos ir Estijos šalių. Ir nuo 18 metų mes organizuojame vasarą jau darome tą Baltijos ekonomikos konferenciją, kuri yra didelė, kuri rotuoja tarp 3 Baltijos šalių. Šiais metais įvyko Rygoje, kitamet Taline. Ir taip labai natūraliai tas išauga ir mes matome, kad tai buvo vėlgi labai geras, iš esmės žingsnis, geras sprendimas, nes ta konferencija auga, ta konferencija įtraukia, ji tapo dabar pagrindinė ekonomikos mokslinio tyrimų konferencija Baltijos šalyse. Matoma jau ne tik Baltijos šalyse, bet ir plačiau visame regione, net ir visoje Europoje, sakyčiau. Ir natūraliai mes, kadangi norėjome išlaikyti tą labiau galbūt tokį lietuvišką susitikimą, kurio irgi prasme matėme, kurį darome lietuviškose universitetuose, truputėlį mažesnėme formate, dėl to jį perkeliame į žiemą. Ir jis irgi natūraliai atrado savo vietą. Iš tikrųjų, mes čia neišradinėjom dviračio, kadangi daug šalių taip panašiai gyvena, panašiai kūrė savo bendruomenės. Ir tas sprendimas vasarą ar žiemą irgi jis yra
ir toks, tai pavyzdžiui, vokiečiai turi savo tradicinį irgi kalėdinį susitikimą, kitos asociacijos galbūt vasarą, tai vėlgi, tas poreikis natūraliai yra ir mes tiesiog va taip susidėliojam dabar. Dar labai svarbus dalykas, prieš einant toliau, aš norėčiau paminėti, kad mes nebuvome galbūt patys pirmieji. Turime, kaip sakoma, duoti kreditų kolegoms, kurie dirbo Amerikoje ir kurie netgi šiek tiek anksčiau pradėjo burti lietuvių ekonomistus. Tai buvo Rimvydas Baltaduonis ir tas pats Marius Jurgilas, kuris tuo metu darė doktorantūrą Amerikoje. Tai jie truputėlį kitaip telkėsi, jų skaičiai buvo gerokai mažesni, tai kalba eina apie turbūt ant rankų pirštų suskaičiuojama skaičių lietuvių, bet jie pradėjo burtis daryti susitikimus per pagrindinį ekonomistų suvažiavimą Amerikoje. Tai yra American Economic Association, daro kasmetinį susitikimą žiemą, didžiulį, kur suvažiuoja didelė dalis Amerikos tyrėjų ir iš pasaulio labai daug. Tai vat jie tuose susitikimuose darė tokius lietuviškus susitikimus, jie buvo labai maži, bet jie vyko netgi anksčiau iš tikrųjų, negu kai mes pradėjome Europoje tos susitikimus. Tai vat, čia tiesiog jaučiau pareigą duoti kreditų jiems, nes jie tą darbą pradėjo dar anksčiau. Truputėlį kitokiu formatu, bet jo. Aš jau galiu dar irgi viena tokia mintis, kur norėjau pridėti, kad tie susitikimai tai nėra vien tik tai, kad susitikimai pabendrauti, kaip kas gyvena, bet jie išauga į bendrus tyrimus, jie išauga į kontaktus ir žmonės pradeda dirbti kartu ir aš net iš savęs paties galiu pasakyti, kad radau 4 bendraautorius, 3 labai skirtingiams darbams per šitas konferencijas, per šitus susitikimus, žmonės, kuriuo aš nepažinojau prieš tai. Ir gal šiek tiek siejantis su tuo, kad Linas paminėjo, kad daug šalių turi panašius renginius, kas irgi turbūt pastebima, žiūrint į tyrimus, kuriuos daro iš skirtingų šalių kilę tyrėjai, tai yra kažkokios bendros temos. Pietų Amerika labai, tarkim, Pietų Amerikos tyrėjai daugiau domėsis ten vystymosi ekonomika, development economics, ten Italijos tyrėjai galbūt political economy, politinė ekonomika daugiau. Ir ta patirtis, kurią tu turi augant ar ekonominės problemos, kurias tu matai tiek savo vaikystėje, jaunystėje, bet ir toliau sekant savo šalies problematiką. Kažkiek tai sujungia, kad tie klausimai, kurie tau yra įdomus ar kurie tau yra svarbus, atrodo, kuriais tu gali prisidėti prie tiek valstybės politikos, bet tiek ir akademinės progreso kažkokio, jie yra dažnai panašus, nes tu turi panašias patirtis. Tai natūraliai tos sinergijos kartais būna kur kas didesnės tarp tų žmonių, kurie yra turėję panašias patirtis praeityje. Labai įdomu, aš kaip tik norėjau klausti, ar dar yra sėkmės istorijų, nes noriu tarsi taip apibendrinti vieną dalyką, kad jūsų sukurtas tinklas, kuris pratęsė ar ne Amerikos lietuvių mokslininkų kurtą pradžią, tai šitą regioną įstatė tokį didžiulį žemėlapį mokslinių, ekonomikos mokslo organizacijų ir panašu, kad tas bendradarbiavimas jau vyksta seniai ir va šitas regionas tiesiog gražiai įsiliejo į tą tinklą ir jūsų kaip tinklo nuopelnas, tikrai nuoširdžiai tai sakau, yra tai, kad pradėjot burti būtent Baltijos šalių tinklą ir dar tos bendradarbystės su Lietuvos banku. Tai va dabar noriu pasitikslinti, ar Lietuva šiuo atveju sukūrė tokį naujesnį modelį, ar irgi buvo atsineštas modelis iš kažkokių tarptautinių patirčių, kad mokslininkai bendrauja su centriniais bankais. Linai. Aš galiu turbūt, tai nėra visiškai unikalus ir naujas modelis, galbūt yra keli niuansai, kurie yra inovatyvūs. Bet iš esmės centriniai bankai stipriai investuoja į mokslą, turi jie yra kartu iš esmės
toje tarptautinėje ekonomistų darbo rinkoje, apie kurią aš kalbėjau, jie konkuruoja kartu su universitetais dėl talentų. Dėl talentų pritraukiant mokslų daktarus, kurie dirba tyrimų centruose, centriniuose bankuose, darant tyrimus, analizės ir informuojant viešąją politiką, centrinių bankų atveju konkrečiai tai monetarinė politika, priežiūros politika, kurią vykdo centriniai bankai. Tai šiuo atveju tos žinios, mokslas yra naudojamas labai tokiu pragmatiniu konkrečiu tikslu, kadangi centriniai bankai turi labai konkrečius tikslus, konkrečią misiją ir būtent tų tikslų vykdymų yra naudojama tyrimai, duomenys analizė, aukšto lygio analizė, kad tie sprendimų priėmėjai, kurie daro sprendimus, kad jie būtų gerai informuoti apie tai, kokie yra pasirinkimai, kad jie galėtų padaryti sprendimus. Tai centrinis bankas yra labai natūrali vieta ir iš tikrųjų tokių pavyzdžių, kad centrinis bankas kolaboruotų su universitetais, įkuriant tyrimų centrus arba tiesiog finansuojant tyrimų centrus, nebūtinai, kurie yra viduje banko, tai jų tikrai yra ne vienas. Turbūt Senfi Madride, tai yra Ispanijos centrinis bankas, prieš 30 metų sprendė labai panašią problemą su Ispanija. Ir jų sprendimas, pats modelis galbūt truputėlį kitoks, jie įkūrė tyrimų centrą, kuris yra banko išorėje, kitoje gatvės pusėje, bet jis nėra pačio banko viduje, ar ne? Bet iš esmės truputėlį panaši, jie iš esmės sprendė lygiai tą pačią problemą, jie norėjo didinti žmogiškų išteklių problemą Lietuvoje ir stipriai investavo į mokslinius tyrimus ir į studijas, ir ne tik į tyrėjų samdymą, bet ir į jų ugdymą. Tai šiuo atveju Lietuvos bankas taip pat pasirašė sutartį su Vilniaus universitetu, vėliau Kauno technologijos universitetas prisijungė, kurių pagrindinė mintis buvo irgi dvejopa, tai yra stiprinti pačio banko ir universiteto tuo pačiu potencialą daryti tyrimus, bet taip pat ir prisidėti prie ugdymo proceso, auginant, sukuriant sąlygas, kad mes galėtume nebūtinai, ne tik siunčiant savo jaunus žmonės į užsienį, bet ir kad galėtume patys turėti programas, kurios sukurtų, kurios būtų modernios ekonomikos programos čia Lietuvoje. Tada atvirkščiai reiškia gavosi, kad ta globali patirtis, kurią turi kai kurios valstybės ryšį tarp centrinių bankų ir universitetų, pritaikėm Lietuvoje, ar ne, ir tada toje viešoje politikoje ėmė dalyvauti mokslininkai, kurie tyrimais grindė tam tikrus sprendimus, išvadas ir kuriant viešąją politiką. O ką dar, ar ne, kaip tinklas ir kaip tas žinių pritraukimo platforma, kokią dar tarptautinę patirtį matot atnešę į Lietuvą. Gal tiesiog, Alminai, ar Linai? Gal aš mažiau žinosiu šito klausimo. Tai nežinau, galim turbūt pratęsti apie studijas. Čia vėlgi toks jau truputėlį yra by product. Ne visiškai tiesiogiai turbūt susijęs su pačio tinklo veikla, bet iš to ateinantis iš to, kad tiesiog į Lietuvoje telkėsi vis daugiau telkėsi tarptautinę patirtį turinčių tyrėjų. Tai mes su Vilniaus universitetu sukūrėme, Lietuvos bankas su Vilniaus universitetu sukūrė naują bakalauro studijų programą, kuri vadinasi kiekybinė ekonomika, kuri buvo tikrai kitokia negu tuo metu Lietuvoje buvusios programos. Ji buvo, visų pirma, tai yra pirmoji 3 metų programa, anglų kalba,
kad mes galėtume įtraukti visus tyrėjus, kurie yra Lietuvoje. Strateginis partneris Lietuvos bankas, iš tikrųjų daugiau nei pusė dėstytojų yra tyrėjai arba darbuotojai, ekonomistai iš Lietuvos banko. Ir šita programa buvo, toksai tam tikras proveržis, sakyčiau, Lietuvoje, būtent aukštojo mokslo sistemoje. Ir jisai buvo tikrai populiari. Ji yra pakankamai maža, bet sulaukia labai didelio dėmesio iš gabių moksleivių, kurie dažnu atveju rinkosi tarp išvykimo į užsienį ir pasilikimo Lietuvoje. Ir mes tą labai aiškiai girdėjome iš studentų, kurie pasirinko šitą programą. Tai yra labai svarbu, nes ta alternatyva, kad ji būtų Lietuvoje, yra labai svarbu turėti aukšto lygio studijas Lietuvoje, bet tai yra tik tai pirma pakopa, pirmas laiptelis. Iš esmės mes dar kaip sakyt, judame toliau, iš tikrųjų tai yra sudėtingas procesas. Dabar kalbame apie nacionalinės doktorantūros kūrimą, vėlgi, kur Lietuvos banko tyrimų centras būtų vienas iš koordinuojančių veikėjų, kur mes pritaikytume vakarų standartus mūsų doktorantūros mokyklai, kuri šiai dienai gyvena truputėlį vis dar pagal standartus, kurie yra truputėlį atsilieka nuo to, tarkim, lyginant, kas yra vakarų Europoje arba Šiaurės Amerikoje, kur iš tikrųjų yra labai stipriai pasikeitusi doktorantūros programa. Tai čia nėra visiškai, šitie pokyčiai nėra visiškai, sakyčiau, tiesiogiai su šitus tinklus susijusia veikla, bet tokie, šalutinės tokios sinergijos, kurias mes matome Lietuvoje ir tos dalykus, svarbu fiksuoti ir matyti. Dar turiu pasakyti, kad kas liečia, pavyzdžiui, mokslą, į Vilniaus universitetą sugrįžo Andrius ir Jūratė Jaraitė Kažukauskai iš Švedijos, su kuriais mes pirmą kartą susipažinome vienoje iš tų konferencijų. Tai vėlgi vienas iš tų būdų, kaip tas mūsų tinklas leidžia vėliau turėti ryšius, kontaktus ir netgi vėliau leidžia žmonėms labiau užtikrintai priimti sprendimą grįžti į Lietuvą, kadangi tu grįžti kažkur, kur jau tu turi pažįstamų, tu turi žmonių, žinai, ką jie daro, esate bendravę per konferenciją, potencialiai galėsite tikrai turėti apie ką pasikalbėti, bendrai dirbti. Tai jie vysto energetikos, ekonomikos, žaliosios transformacijos, ypatingai svarbias tematikas Vilniaus universitete. Ir pavyzdžiui, Jūratė yra dabar vadovauja lietuviškai ekonomikos ir finansų bakalauro studijų programai. Ir tai vėlgi yra didelis dalykas, mes galvom, kad tai vėlgi yra sinergija iš to mūsų tinklo, kadangi ji daro tą pačią transformaciją būtent jau tai lietuviškai programai, kuri gyvuoja, turbūt jau 30-40 metų. Tai yra ta senoji ekonomikos flagmanas Vilniaus universiteto, viena populiariausių programų Lietuvoje. Ką mes sukūrėme, buvo toksai nišinis produktas iš esmės, bet dabar mes matome sinergijas, kurias leidžia turėti kitas žmogus iš tinklo sugrįžęs, kuris vadovauja dabar tai programai, kuri yra labai didelė, į metus ten priima 200 studentų, kuri vėlgi pertvarkė tą programą ir iš esmės pritaikė daug modernių principų, kurios ji matė pati Švedijoje ar Airijoje, kuri darė doktorantūrą. Tai šitie dalykai vyksta labai lėtai, bet jie vyksta ir po truputį taip judami priekį. Nuostabu, ši sėkmės istorija dar kartą parodo, kad net ir čia ne veltui susitikom
nes ką matau turbūt kaip gal gerą visai pradžią, kad tas sėkmės istorijas irgi verta būtų kažkur surašyti, kas iš tinklo ar ne, jau išsirutuliojo ir kokį pokytį generuoja ir teisėkūroje, ir švietime. Tai man atrodo, šitas tinklas, jeigu ir atsirado nuo to, kad trūko tinkamų ekonomikos mokslų Lietuvoje, ar ne, nes judo abudu išvažiavot studijuoti, turbūt todėl, kad Lietuvoje kažko trūko, kas jums buvo įdomu, ir štai va, tinklo dėka, ar ne, užsisuko ratas ir grįžta į Lietuvą žinios, kurios tą ekonomikos mokslą keičia. Tai manau, kad šitas ratas gal ne veltui ir atsitiko, jo tokio net ir labai reikėjo, kad pokytis galiausiai įvyktų. Tai kokį dar tarsi pasidalinkit, ką dabar ateičiai planuojat, kas pas jūs dabar nusimato kaip šito tinklo ir šitos ekonomikos asociacijos, ar ne, tolesni žingsniai. Tiesiog pasakinį abudu. Alminai. Aš turbūt tik norėčiau, kad tas ratas, kurį tu paminėjai, kad jis toliau suktųsi ir tie dalykai, kurie skatina vienas kitą, kaip žmonių grįžimas, tyrėjų grįžimas dėl to, kad yra tos kažkokios labai geros programos, kurios pritraukia labai gerus studentus ir tada norisi tiems studentams dėstyti, bet tuo pačiu yra erdvė, kur tu randi bendraminčių ir dirbti prie bendrų darbų, kas vėlgi gali pritraukti naujus grįžimus, kad ir tas bendras tuo pačiu tie bendri susitikimai galbūt dar paskatina tik vieną ir kitą efektą. Manau, kad tikrai norėtųsi, kad tas toliau tęstųsi, nesustotų ir kad ir Lietuvos bankas toliau matytų prasme, kad tas ekonomikos mokslas Lietuvoje vystytųsi toliau ir kad universitetai kartu prisijungtų prie bendros doktorantūros programos. Kalbant apie kurią, tai nėra vėlgi kažkokia naujovė, tarkim, konkrečiai finansų moksluose Skandinavijos universitetai turi bendrą doktorantūros programą, kur dėstytojai kaip ir vos nerotuojasi tarp universitetų ir skatina tą bendravimą tarp studentų, kurių kiekviena šalis turi pakankamai mažai, kad būtų kritinė masė, kas domėtųsi ekonomikos mokslais, bet jeigu susijungia bendri kelios šalis bendrai, tai galima tų sinergijų ir tą multiplikatorių kažkokį pasiekti kur kas greičiau. Tai norėtųsi, kad tas tęstųsi ir tai, ką Linas daro, ką daro tyrimų centras, ką daro VAU ir kiti universitetai, man atrodo, yra labai eina tinkama linkme, nes galiausiai Lietuvos bankui priežiūrą daryti, kai kitose komerciniuose bankuose dirba gerai išugdyti ekonomikos mokslus suprantantys analitikai ar sprendimų priėmėjai, turėtų būti kur kas lengviau negu atvirkščiai. Taip, Linai, ką tu manai? Tai turbūt sunku kažką ir pridėti. Alminas labai gerai viską susakė. Aš turbūt tik pasikartosiu. Turiu nemažai vilties dėl doktorantūros programos. Doktorantūros programa yra toks dalykas, kuris reikalauja ypatingai didelių resursų. Dėl to tas konsolidavimas išteklių yra natūralus ir mes matome daugelį šalių, kad yra konkuruojama iš esmės nebe tarp universitetų, bet tarp šalių lygmenių. Tai šalis susikonsoliduoja ir pasiūlo produktą, studijas, kurios yra konkurencingos lyginant su kitomis šalimis. Tai tam reikia išaugti iš tos vietinės konkurencijos problemų, kurios vis dar yra labai aktualios mūsų aukštajame moksle, matyti platesnį vaizdą. Ir tas resursų poreikis, šitas mūsų tinklas, jis tikrai gali labai smarkiai atliepti. Mes ir dabar jau matome, kad yra ne vienas doktorantas, kuriam vadovauja
iš užsienyje esantis tinklo žmonės, Agnė Kajackaitė, Povilas Lastauskas, čia galima minėti ne vieną, tai yra, iš esmės, yra doktorantas Lietuvoje ir doktorantas kažkur užsienyje. Tai labai svarbu. Kitas dalykas, aš turbūt paminėsiu, aukštojo mokslo politika turi šiek tiek keistis. Ir čia šitoje vietoje mums buvo labai sunku padaryti pokyčius, kadangi dažnu atveju mes niekada tokio tikslo ir neturėjom. Tai čia aš turbūt irgi labai iš asmeninės pusės kalbu dabar, žiūrint daugiau viduje Lietuvoje, kas vyksta, truputėlį norėtųsi, kad mes dalyvautume, galbūt labiau įsitrauktume, bet iš kitos pusės mes neturime, tokia kaip formali organizacija neegzistuojame. Ta prasme, mes esame neformalus tinklas. Formalus yra tik tai Baltijos ekonomikos asociacija. Tai dėl to Lietuvoje mūsų buvo daugiau būdas prisitaikyti prie dabartinio reguliavimo, prie dabartinės terpės, tokia kokia jinai yra, ir bandyti padaryti maksimumą, ką mes galime. Nes keisti reguliavimą yra sudėtinga, bet yra tikrai daug barjerų ir daug kliučių, tokių, kurios mums trukdo judėti pirmin, trukdo sukurti, tarkim, tą pačią doktorantūros programą, kuri galėtų būti tokių pačių standartų, kuriuos mes turėjome Paryžiuje ar kažkur kitur. Tiesiog yra instituciniai teisiniai barjerai. Ir šitoje vietoje aš matau labai didelį barjerą. Tai aš tiesiog galbūt norėčiau išreikšti viltį, kad mūsų balsas, nes jisai darosi, manau, vis labiau girdimas, kad jis bus išgirstas, jis bus atliepta, kad mūsų patirtis yra vertingos ir kad jos yra vertingos ne tik kuriant mokslinius darbus, gaunant projektus, kuriant naujas programas, dirbant su studentais, bet ir keičiant aukštojo mokslo politiką, kuri šiuo metu tam tikrais aspektais tikrai turėtų keistis. Labai ačiū, štai ir naujas noras, kuris labai linkiu, kad pildytųsi, kad pokyčiai vyktų. Kartais turim tokią dilemą, kad atrodo, kad taip norisi visko greičiau, bet aš jūsų atveju atsisukus atgal matau, kad tiek daug nuveikta, kad reikia ir tuo pasidžiaugti, kad tie pokyčiai vis tiek ateina, šiek tiek lėčiau negu norisi, bet matau, kad ateityje tikrai jie turi didžiulį potencialą. Tai tuo ir užbaikim tą pozityvę natą, nes aš tikiu, kad iš lėto tas tinklas daro įtaką, ypač jungdama žmonės. Ir mes jau daug kartų matėm, kiek jėgos yra, kai atsiveri toms jungtims. Tai labai jums ačiū, kad jūs radot laiko prisijungti, pabendrauti, papasakoti apie tinklą, kuris kuria tokią didžiulę vertę, mano akimis, didžiulę vertę Lietuvai ir jos konkurencingumui. Ačiū dar kartą ir iki kitų mielų gyvų susitikimų jūsų konferencijose. Ačiū tau. Ačiū, Lina, iki malonaus.